Šiandien mano pašnekovė – moteris, kūrybingai keičianti kitų gyvenimus Živilė Servienė. Padeda ambicingiems žmonėms susikurti verslą su Ecology. Labą dieną, Živilė, malonu tave matyti. Sveiki, Rima, man taip pat labai malonu. Taigi, kalbėsim šiandien apie tinklinę rinkodarą, tinklinį marketingą, na ir apie ką jis tau? Apie laisvę pirmiausiai. Pirmiausiai man apie laisvę, apie nepriklausomybę, būti savim, būti tokiu, koks tu esi iš tikrųjų, nepasirodyti kažkokiu, koks nesi kaip įprastai žmonės darbuose, ar ne, jie nepatinka darbas, bet jie eina, dirba ir patys savo meluoja, kad viskas yra gerai. Tai va, tinklinis marketingas yra apie tą laisvę, būti savimi, nepriklausomybę, darbą iš bet kurios pasaulio vietos, apie tą galimybę kiekvienam, kuris norėtų susikurti kažkokias pajamas, kurios jį tenkintų. Apie tai turbūt man. Sutinku, man irgi prioritetas laisvė. Taigi, kokia tavo patirtis šioje srityje būtent tinklinėme marketinge? Šitas labai įdomus klausimas man asmeniškai, nes mano patirtis prasidėjo turbūt nuo 16 metų, kai Lietuvoje atsirado pirma kompanija, ten Avon, Oriflame ir tos visos kitos paskui jau atėjo. Tai turbūt nuo to prasidėjo ir jinai kaupėsi šitą daugybę metų, man dabar virš 30 gerokai, tai žodžiu. Ir jinai susideda iš labai daug pereitų stotelių, kaip aš sakau. Ir kažkada galvojau, kad yra labai blogai keisti kompanijas. Vienu metu buvau sustojusi tą daryti, nes išgirdau iš vieno lyderio, kad tu nieko nepasieksi dėl to, kad tu keiti kompanijas. Bet vėliau žmogus auga, sąmoningėja, jis mokosi, tobulėja. Supratau, kad iš tikrųjų tas mano ėjimas į tinklinį marketingą ir žinojimas, kad aš noriu būti nepriklausoma būtent šiuo darbo modeliu, davė man tą tokį norėjimą pažinti kitas kompanijas, atsirinkti, ko aš iš tikrųjų noriu ir kas man iš tikrųjų yra svarbu, nes man nebuvo svarbu, tarkim, produktai kasdienio tokio naudojimo, kaip aš sakau, žinai, tai nėra blogai, bet tai yra ne man tiesiog, ten kaip šampūnai, balzamai, ten kažkokie valikliai, plovikliai, tai ne apie mane ir tai ne man, nes aš kaip žmogus tokį dalyką galiu įsigyti bet kur ir man tiesiog ne tai prioritetas buvo. Ir kai atėjo būtent šita kompanija, tai apsivertė viskas 360 laipsnių ir susidėliojo į lentynėlę. Ir dėl to, kai aš sakau, kad ta patirtis tokia didelė tam tinklinė marketinge ir tai yra, manau, mano stiprybė, nes aš žinau daugelio kompanijų planus, aš žinau daugelio kompanijų strategijas, jų produktus ir galiu savo komandai duoti tą tokį didelį bagažą, kaip aš sakau, sukauptą žinių. Tai turbūt tokia mano patirtis. Tai iš tiesų tas ieškojimas ir buvimas kitose kompanijose, pažinimas tų kompanijų, be abejo ir produktų pažinimas, ir marketingo plano pažinimas, tai vėlgi suteikia tam tikrą patirtį, kurią tu gali paskui adaptuoti savo jau tiksliniam. Tai aš manau, kad tai mane labai sustiprino kaip asmenybę, nes aš jaučiuosi stipresnė prieš tuos, kurie, tarkim, žino tik vieną kompaniją, ar ne? Nes, aš žinau ir vieną, ir kitą, ir antrą, ir trečią. Ir tiesiog ta nuomonė tada mano yra tokia, aš iš visų galiu, nes visos kompanijos, kurios yra, jos yra geros. Jos vis tiek kažką gero turi, jeigu jos tiek metų sugeba rinkoje išbūti. Taip. Tiesiog žmogui galbūt ne ta kompanija yra, ne ta komanda, ne tie žmonės, nes tai irgi yra labai svarbu, su kokia komanda tu eini, kokį tu žmogų šalia savęs turi, kaip tave imponuoja. Man tai atrodo labai svarbus dalykai. Tai iš to dar išplaukia man klausimas, tarkim,
vat tu sąmoningai ėjai, ieškojai, bet dauguma žmonių ateina į vieną kompaniją, ten kažkas nepavyko, nepatiko ir jisai trenkia ir nuomonė apie tinklinį marketingą yra neigiama ir jau jis susidaręs tą vaizdą, kad čia niekas nevyksta pozityvaus ir teigiamo ir jokios laisvės nėra. Tai vat tavo atveju yra visiškai kitaip. Tu tiesiog sąmoningai ėjai, žiūrėjai, dairėsi ir eilę. Aš matavausi. Matavaisi, taip. Matavausi, kas man labiau, kur esu aš, kur kompanijos vizija, misija yra panaši su mano vertybėm. Kur mes esam labai artimam ryšy, glaudžiam, kur komanda būtų labai artima man ir mano įsitikinimams kažkokiems. Tai visą tai aš radau čia po daugybės metų bandymų iš tikrųjų. Taigi, pasakyk, kokia kompanija ir koks šis kompanijos išskirtinumas, kadangi jau tikrai gali palyginti. Kompanija. Tai kompanija Ecology yra norvegų kompanija. Jinai yra visiškai norvegiška, kaip aš sakau, nėra, kad gamyba vyktų kažkokioj kitoj šaly. Viskas yra vienoje šalyje vykdoma ir man labai patinka ta misija kompanijos, kad jie nori pagerinti žmonių gyvenimą ir išlaisvinti iš finansinių pančių, kaip pasakius, ar ne, ir suteikti visiems galimybę būti finansiškai nepriklausomiems, tuo pačiu gaunant labai aukštos kokybės sveikatingumo koncepcija, kaip aš sakau, dėl to, kad tai yra ne tik omega-3 kaip žuvų taukai, ar ne, bet kartu eina ir kraujo lašo testas, kuriuo tu gali pasitikrinti savo rūgščių balansą, koks yra organizme. Ir ta koncepcija tau leidžia namuose tiesiog sveikatintis ir žinoti, kokie procesai tavo organizme vyksta. Taip pavadinčiau. Bet produktų yra ne tik, tarkim, ką pasakėjai. Ne, produktų yra 7 grupės, sakykim taip, jų nėra daug, kas man buvo labai didelis privalumas. Po įvairių kompanijų, kur aš mačiau tūkstančius produktų, nes jų visų neišbandysi vienas dalykas, tam neužtektų gyvenimo turbūt. O dirbdamas kompanijoje, kaip aš sakau, tu turi būti ekspertas produkto, kad tu galėtum žmogui jį rekomenduoti. Ir ta sistema rekomendacinė man tai yra, tiesiog, vau, kai sako, vai, čia, žinai, ateisiu į tinklinio marketingo kompaniją, tai čia vėl pardavinėti, oi, čia reiks čia kišti, siūlyti, kaip ten platinti, čia tai apie tą platinimą, jo. Man tiesiog, iš karto žinai, kad, ne su tuo žmogum tavo ėjimas, ta prasme, jam dar biškį reikia paaugti ir, kaip sakau, pažiūrėti. Žodžiu, kaip pasakyti, į prieštaravimus tokius neverta net atsakinėti, nes... Visiškai neverta gaišti savo laiko ir tiesiog energijos tam švaistyti. Tiesiog žmogaus tokia nuomonė, valio, aš ją priemu, tu tokią turi ir tu eini savo keliu, aš einu savo keliu, viskas. Taip, tai iš to išplaukia klausimas dabar, kaip dabar labai populiaru dirbti online, taikai kokius metodus, ar ir offline, nes vis tiek produkto galbūt parodymas, išbandymas, ar dirbi ir online, ir offline, kokiu metodu tavo pasirinkimas? Pas mane yra toks labai įvairiapusis, kadangi šiuo metu aš esu motinystės atostogose, ar ne, tai automatiškai aš negaliu laiko skirti kažkur labai daug, bet aš niekada nepraleidžiu progos sutikus žmogų jam apie tai pasakyti. Ir man nėra svarbu nei vieta, nei ar aš pažįstu tą žmogų ar ne. Aš visada galiu rasti priėjimą prie žmogaus, nes tai yra tik tai mūsų susikurtos, kaip aš sakau, kai žmogus sako, kad jis negali pakalbinti svetimo, būna, kad sako, kad ir savam negali rekomenduoti, tai yra tik tai pačio žmogaus įsitikinimai, nustatytos ribos ir dėl tų ribų jis neleidžia savo tiesiog žengti to žingsnio pirmin. Tai
aš šitą etapą praėjau ir dabar galiu bet kur pakalbinti žmogų, bet kokį žmogų, apie bet ką, bet kokią temą, lygiai taip pat ir rekomenduoti produktą. Aš visada su savim turiu lankstinukų rankiniai, aš galiu ir tam pačiam taksi važiuodama taksistui jį paduoti ir rekomenduoti tokiu būdu. Ir nesvarbu, ką jis apie tai galvoja, man tai yra nesvarbu. Galbūt žmogui tai bus galimybė, žinai, būna taip, vat, sako, gyvenimas kiekvieną dieną mums duoda galimybės. Mes arba jas priemam, arba jų atsisakom. Tai galbūt tam taksistui arba kažkokiam žmogui, vat, kuriam tu parekomendavai tą dieną, jam tai bus galimybė, į kurią jis tikrai pažiūrės grįžęs namo. Jeigu nepažiūrės, tai tiesiog jo kelias, ar ne? Jo, Tai, va, tai aš manau, kad visada reikia, būnant šitam versle, reikia apie tai kalbėti, pasakoti ir negalvoti, ką galvoja apie tai kiti, nes tai ne mūsų problema, ką jie galvoja, tai yra jų problema, ką jie galvoja. O pasakyti visada galima. Na taip, tikrai, bet jau čia yra, kaip pasakyti, užsiauginta skūra. Įdirbis, ne? Įdirbis, kad tu gali taip mąstyti ir tavo toks požiūris ir gali kitiems apie tai kalbėti. Čia jau per tam tikrą laiką, nes pradžia visada būna tokia, na, kol įgauni, vis tiek tu turi labai pasitikėti kompaniją, tikėti tuo produktu ir žinoti jo vertę ir tą... Taip, tai neateina per vieną dieną, lygiai taip pat, kad aš galiu kalbėti, tai taip, tai atėjo su patirtim, bet ar aš galėjau kalbėti prisijungusi prie kompanijos patį pirmą mėnesį? Ne, tikrai. Aš galėjau pasakyti, kad aš vat išsirinkau šitą omega vartoti savo šeimai. Ir jeigu tu pasitiki manim, tai tu gali prisijungti ir vartoti, bet daugiau aš nežinojau apie ją nieko. Man papasakojo, bet kad papasakojo, tai nereiškia, kad aš prisiminiau, ne? Tai tik tai paskui per laiką, per patirtį tu vis tiek skaitai, mokaisi, nes pas mus mokymų bazė yra tiesiog, wow, aš nei vienoj kompanijai, atvirai sakau, neradau tokios mokymų bazės, tokio palaikymo, tokios komandos, kokie yra čionais, nes tai yra tiesiog bomba, tai yra sprogstamasis toks užtaisas, kur nesvarbu kokia diena, jeigu tau atsikėlei, žinai, galvoji, šiandien ne ta nuotaika, žinai, ir nesvarbu, kad ten tu žinai, kaip save motyvuoti, užvesti, bet vis tiek, tu savo nemeluosi, ne ta diena. Tu neini, susirašai su kažkokia kolegė, ir tau iš karto atsiranda nuotaika, žinai, toksai labai pozityvus žmonių būrys, kaip aš sakau. Iš tiesų, šiame versle yra vienas iš svarbiausių momentų, tai tas bendravimas, bendrystė, komanda, na ir jeigu verslo sėkmiai, tai ta mokymų bazė, tai yra irgi pagrindas, ypatingai naujam žmogui, kuris ateina. Taip. Ir jeigu yra kompanijoje ta visa tema, ta tokia sukurta, tai yra paprasta dubliuoti, kaip aš sakau, tu turi dubliuoti, tu turi daryti žingsnius ar ne kasdieną, gerai negali kas antrą dieną. Tai aš sakau, kai sako, jeigu aš ateisiu ir neturėsiu laiko, neturėsiu tiesiog laiko pasidalinti, parekomenduoti, parašyti kažką. Tai viskas gerai, juk mes kiekvienas ateinam, prisijungiam žinodami tikslą. Kokį mes turim tą tikslą? Mūsų visų tikslai yra labai skirtingi. Ir tarkim, aš esu nusistačiusi, kad savo tikslą įgyvendinsiu ten, tarkim, per metus arba 2, ne? Duodu savo tokį laikotarpį. Bet kitas žmogus tą patį tikslą gali siekti 5 metus, jeigu jis žino, kad jis neturi laiko, jeigu jis kažką darys, tiesiog, kai aš sakau, čia niekas tavęs neverčia nieko daryti. Tu esi laisvas, nes tu kuri savo verslą, tu statai savo komandą. Ir kaip tu nori, kokia progresija jis, kad augtų, tokia jis ir augs. Čia viskas priklauso nuo tavęs. Nei tau teta iš dešinės, nei teta iš kairės nepasakys ir už tave nepadarys. Tave nukreips, tau parodys, tave išmokins, bet jeigu tu nedarysi, tai nieko ir nebus.
Na jo, kiekvienas pasirenka savo žingsnį ir aš prisimenu dar iš ankstesnių laikų, kai irgi iškildavo klausimas, o per kiek aš laiko pasieksiu va ten tą lygį. Tai Taip, mes naudojom vieną tokią, kaip pasakyti, sakmę, eina keleivis į Romą. Ir sutinka sėdintį mąstytoją ir klausia pas jį, per kiek laiko aš nukeliausiu iki Romos. Jis tyli. Antrą kartą klausė, per kiek laiko aš nukeliausiu iki Romos? Jis tyli. Nesulaukė atsakymo, numojo ranką ir pradėjo eiti. Tokiu žingsniu, sako, nueisi per 3 dienas. Tai va, kol nepradedi eiti, tai tu negali pasakyti žmogui, per kiek laiko aš pasieksiu tam tikrą rezultatą. Kokiu tempu tu eisi, kokiu žingsniu tu žygiuosi, tada gali nuspręsti, nes marketingas tai yra, na, viskas paskaičiuota, ten viskas suskaičiuota, jeigu tu darysi tą ir tą ir tą, per tiek laiko tu turėsi tą ir tą ir tą. Taip, ir bet kuriam darbe, kaip aš sakau, tu turi ar ne kažką daryti, kad tu gautum rezultatą. Tai jeigu žmogus dirba įprastam darbe, jisai vis tiek daro tam tikrus žingsnius, bet kuriam darbe, bet kuriam, nesvarbu, ką be paimsi, jis vis tiek turi atlikti jam pavestą darbą. O čia ateina ir jis nieko nedarydamas, sako, bet palauk, bet tai, niekas iš manęs nieko neperka, niekam aš kam rekomendavau, niekas nenori, bet ką tu jam pasakai? Ką tu jam kalbėjai, ką tu jam rašai, ką tu jam rodėjai galų gale, ar tu susitikęs buvai, ar tu, kokiu būdu bendravai, tai viskas labai svarbu yra ir jeigu žmogui įdomu, jisai tau rašo pats, net tu turi ieškoti jo, bet jeigu jis nori kažko pasiekti, jis atėjo pas tave, tai jis turi tau ir pats parašyti, kad žiūrėk, pas mane, neišeina, yra taip. Rašiau tokias žinutes, atsiunčia, analizuojam, kas negerai ar ne, kalbamės. Bet ne taip, kad mėnesį laiko 2 mėnesius dingęs ir tada, žinok, man niekas neišeina, niekas nieko nenori. Tai. Jo, čia iš tiesų marketingas, tinklinis marketingas tai yra ir savęs tobulėjimo, asmeninio tobulėjimo. Absoliučiai. Taip, tai žmogus turi būti nusiteikęs mokytis, įgyti naujų žinių, nes be to, niekaip nepajudėsi. Gali būti iš tos inercijos kažkiek tai pajudėsi, bet tam tikram etape sustosi ir vis tiek turi būti lygsvara nuo asmeninio, kaip sakant, tobulėjimo, patirčių ir finansinės, kaip sakant, balansas turi būti visur. Balansas visur ir visada, žinoma, kad taip, lygiai taip pat ir su produktais ir kaip aš sakau, čia labai yra paprasta šitoj kompanijoje dirbti, nes tu gali rinktis, kaip aš sakau, 3 kryptis. Tu gali dirbti su produktu, tik tai jį rekomenduodamas, tu gali dirbti tik tai su komanda, kurdamas komandą ir ją motyvuodamas, ir tu gali daryti abu dalykus. Tai čia yra tokia trečia, žinai, kai tu sujungi ir tą, ir tą. Tai aš dirbu ir su tuo, nes mūsų kompanija apskritai yra išskirtinė savo marketingu, jo statymu, bonusais, tai jau nekalbu apie tai, nes tai yra tikrai išskirtinai kompanija mokant savo darbuotojams, kaip aš sakau, ar ne, kurie kūrė savo verslus joje. Ir tas konceptas Omegos būtent su tuo testu, nežinau, ar matėt ar ne, čia yra testas kraujo lašo, sauso kraujo lašo. Ir kartu su Omega, čia pasiėmiau mūsų baigtą buteliuką, čia naujas, tai nepradėtas dar. Žodžiu, tai kartu, tiesiog, man tai dabar yra atradimas šiuo metu, aš pasitikrinau savo balansą, tik mažosios dukters netikrinau, vaiko tikrinau, vyro. Oi, ką aš galiu pasakyti, liūdesys, žinai, daug darbo reiks įdėti, kol atstatysim tą balansą. Bet, kaip sakant, jeigu nežinojai, tai negalėjai ir pasirūpinti tuo, ne? Taip. Tai dabar, kai žinom, dabar jau yra visai kitaip. Tai Tai ką pasakytum tiem žmonėm,
kurie galbūt ieško naujų galimybių, bet vis dar dvejoja, atidėlioja, laukia, na, geresnių laikų, galbūt vėliau, galbūt dar vienas yra, būna taip kartais, kad aš dar pasižiūrėsiu, kaip tau seksis, vat, ir tada... Jo, šitas geras. Tai ką tu jiems galėtum rekomenduoti ir pasakyti? Aš jiems turbūt pasakyčiau, kad geriausias laikas pradėti yra dabar. Tiesiog dabar. Jeigu tau kilo mintis ateiti ir išbandyti šitą verslo modelį, tu ateik ir jį išbandyk dabar. Ir nelauk ten, kol kolegė kažką bandė, bet jai nepavyko. Ten kitas kažką bandė ir jam nepavyko. Ir aplinkui tave toks burbulas, kuris sako, nepavyks tau, kur tu lendi. Čia sekta, čia piramidė, čia tikrai ne. Tai aš tiesiog sakau, jeigu tu nori išbandyti save, kaip aš sakau, šitą verslo modelį gali pasimatuoti bet kas. Bet kas. Bet dirbti ir kurti savo verslą čia gali tikrai ne bet kas. Taip. Čia yra tik tai tie žmonės lieka, kurie žino savo tikslą, žino, ko jie nori, žino, kad jie nesvarbu, kokia bus jų pradžia be vingiuota ten, kaip jiem besisektų ten pradžioj, ar ne? Jie vis tiek ateis iki to tikslo. Nu, tu turi būti užsispyręs, motyvuotas, tu turi dėkti norų ir žinoti, kad va, tu nori tos laisvės, tos nepriklausomybės, tokio žinojimo, kad tu gali iš bet kur dirbti, ar ne? Tu vat, nori rudenį žiemą praleisti kažkur Kanaruose, tu išvažiavai, bet tu nelieki be pajamų, tu turi visada pajamas, ar ne? Bet tokie žmonės, kurie yra motyvuoti, bet kaip aš sakau, matuotis gali bet kas, nes tu niekada nežinosi, ar tau tai tiks, jeigu tu neišbandysi. Tai tu turi išbandyti. Ir ne po 5 metų, ne ryt, ne po ryt. O va dabar, jeigu kilo mintis, darau dabar. Nes jeigu paliekam, tai dažniausiai nusikelia ir niekada nebūna įgyvendinta. Taip, sutinku su pačia. Tai dabar atsakei netgi ir į klausimą, kurį norėjau tau užduoti, vis tik kokių žmonių laukia į savo komandą. Tai turbūt ambicingų, viską ką. Taip, iš esmės laukiu visų, kurie turi šias savybės. Gali ateiti žmogus tikrai nežinantis, galbūt ko jisai ten, žinai, nori, išsigryninsim ir pažiūrėsim, nes, kaip aš sakau, tu niekada negali žinoti, koks perlas va, tarp visos tos krūvos slepiasi, kol tu neišlukštensi jo kiekvieno atskirai. Ir per kelis mėnesius būna pasimato, ar žmogus nori ar nenori, aišku, kitą kartą būna, bet čia tikrai išskirtiniai tokie žmonės, kurie nieko nedaro ir ten po 2 metų šauna į viršų ar po 5 metų šauna į viršų. Bet čia labai išskirtiniai atvejai. Tokie tikrai nėra kas antras. Čia yra labai išskirtiniai, tikrai. Bet yra tokių, bet labai mažai. Visi kiti daugiau ar mažiau jie pasimato darbo pradžioje. Jau matosi, kaip žmogus domisi, klausia, ar ne, ar jisai nieko neklausia, ar jis nieko nesidomi, tik tai laukia, kada man tą algą sumokės. Jo. Tai dabar sakyk, kur tave rasti galima, socialiniuose tinkluose? Taip, socialiniuose tinkluose galima mane rasti Facebook'e, TikTok'e, Instagram'e. Visur tuo pačiu vardu Živilė Servienė, Instagram'e Živilė _ Servienė, TikTok'e taip pat, Facebook'e Živilė Servienė. Visos nuorodos bus įkeltos po įrašu, po video įrašu ir na ką, ačiū tau labai už tokį smagų pokalbį, man labai visada malonu bendrauti su bendraminčiais, nes tinklinis marketingas mano irgi aistra, nes irgi patirtis didelė, tai tiesiog miela kalbėti apie tai ir džiaugtis, kad vis daugiau ir daugiau žmonių atsiranda tokių pozityviai nusiteikusių šio verslo patikimumu ir galimybėm. Taip, dėkui ir tau labai, Rimute, kad pakvietei. Aš pati labai žaviuosi asmeniškai pačia, nes, man tai yra moteris, kuri ir žino, ir daro, ir moko, ir tai daro etiškai.
Tai man tai labai wow. Na, norisi, kad ši verslo industrija turėtų tokį įvaizdį, kad būtų ir populiari. Žodžiu, mes tokiu būdu populiarinam ir suteikiam žmonėm informaciją, kad tai nėra taip, kaip dažnai mes matom socialiniai erdvėjai. Ir tai yra etiškas ir gražus verslas. Tai labai svarbu, aš manau. Tai linkiu tau sėkmės, linkiu komandos augimo, linkiu būti visiems sveikiems, kūrybingai vesti verslą. Ir ką, dar, manau, susitiksim ne kartą viešoje erdvėje ir pasidalinsim savo patirtimis ir įgūdžiais. Ačiū tau. Labai malonu. Dėkui jums. Iki.